kas normalūs, čia ir vėl mes Makauskai. Aistė už Leikerius, aš už Žalgirį. Šiandien su jumis skrendame iš Vilniaus į Stambulą pirmiausia, paskiau į Vietnamą. Gero skrydžio mums, gero laiko jums. Nepamirškit padėti laiko. Ačiū. Nu, už kelionę, už sėkmingą kelionę. Cheers. Žiūrim ofisą, nežinau, ar kas nors girdis. Atnešė čia, kaip supratau, jautieną. Gerai, kad turim vieną ekstra vietą. Ir raistukas pasiėmė pastus. Salatikės, desertas. Taip, kad skanus. Skrydis praėjo sklandžiai, nusileidome Turkijoje, Stambule. Dabar laukiame kiek 15 minučių, kol paskelbs informaciją vartų. Eisim pasitrainėt, nemažas oro uostas. Iki kitų susitikimų. 3. Atsisėdam į Turkish Airlines į Ho Chi Minhą skrydį. Blemba. Anas lėktuvas gal buvo mažesnis, bet kažkaip, man atrodo, daugiau vietos buvo. Nu, bet čia telikas didesnis, bet... Čia sakai, kuom daugiau? Nu, gal kojom ir daugiau. Ana mane. Nu, čia visokių pagalbių, pilna visko primesta. Tai gerai, vėl pasisekė, nors ne čia turėjom sėdėti, bet pamatėme, kad nieks nesėdi ir atkovojam. Tai viskas kaip ir cool. Dabar 10 maždaug valandėlių skrydžio ir būsiu vietoj. Vėl žiūrime ofisą. 4 valandos nakties. Ir ką mes turime? Turime salotų, turime pyragėlį kažkokį. Čia tai net neįsivaizduoju, ką mes čia turim. Čia gal lęšiai kokie trinti, nežinau. Meatballsai. Nu, ne kaip atrodo. Ir aistukas jau ragauja savo pastą. Ir kaip skonis? Nu gerai, skanaus mum, skanaus jum į valgus. Atskridom. Į Bangkoką, į Ho Chi Minhą. Pasigavo taksioras 11 eurų iki viešbučio. Ai galvojom, tiesiog varom ir tiek. Dušnekas, lyja, daug žmonių, nežinau kaip čia bus. Einam dabar taksuoti. Biški tokie nuvargę po skrydžio. Kažkaip... Man tai nesimiegojo, Aistė gal miegojo daugiau, ne? Kažkaip ne. Kaip visąlaik standartiškai mus pasitinka lietus. Nu, nieko nepadarysi. Nieko keisto. Ir aišku, kondicionierius ant 16 ir taip normaliai, o lauke, nematau, bet rodė lauke Apple Weathers, kad 28-29. Kamščiai, tai nežinau, kiek važiuosim iki viešbučio. Ho Chi Minho centre už 4 naktis 166 eurai. Gauni kambarį su kondicionierium, pažiūrim ar šalda. Nu, tebūnie šalda. Telikiuką ir vonė. Viskas. Bliava, čia per telefoną dar visai gerai atrodo realybėj, biški toks pavargęs. Nu, bet ką, kiek mes čia būsim, atvirysim pernakvot. Ir 10 aukšte turim baseiniuką. Su tokiu vaizdu.
Galim paliūt, pažiūrėti, kas yra dar aukščiau. Bliam, čia nežinau, ar maudysimės jame, bet turbūt, kad nelabai. Čia yra lounge'as. Va. Čia yra Hošimino centras, kitaip dar Saigono. Jeigu išėjom paieškot, kur pavalgyt, bliam, ir vėl krapena. Aistė tai apsirengus, nes jinai bijo ištirpti. O, turai, kaip ir sakiau, ant kiekvieno kampo, kaip ir labai primena Tailando vaibą. Nu, belekai. Nebereikalai, čia kaimynai yra. Einam dabar, pabandysim išsikeisti pinigėlių, nes vėlgi čia ta pati bėda, jeigu moki kortelę, dasideda, kiek 3%, ne? Uiktų. Va, jau žinom, kur eisim Aistę. 3% dasideda, nu tai įsivaizduok. Nuo 100 euriukų 3 eurai, nu vis tiek pinigas, ne? Gerai, pinigėlių neradom, kur išsikeis, nedirba mūsų hatamas. Einam į turgų, pabandysime kažką pavalgyti. Galbūt, bet klausimas irgi ar išeis, nes mum jau vėl tie kvapai pradeda ne tik nosį, bet ir vidurių sukti. Kiek minutę tu sakai, jog nori grįžti atgal, nemanai, kad per vėlu. Verdama maldauji tu manęs, kad bent ištarčiau gal, bet tavęs nesuprantu. Neseniai apsisukai, užtvėrei prieš akis duris, galia tu turi drąsos. Bestis vėl į jas manyt, kad tas atidarys, patikėki aš net toks. Žiūrėk, hello. Aistė, nori? Pasiemam. Aš ne, Gerai. Gerai, aš tuoj tada užsisakau ir pratęsim reportažą. Dragaujam, kaip jie vadina, summer rollsai. Čia dar padažyti kažką duoda. Nu, rizikuojam. Gerai? Nesimato. Ryžiai, salotos lapai, kažkas... Kad tik krevetė tos. Kažkokie lygtais mėtos ir krevetė. O padažas irgi nelabai suprantu. Toks neaštrus visai, saldus, su riešutais, su, matau, yra turbūt šito ridikėlio. Neblogai. Ne. Aistė kiek vertina, negėdinas labai. Šitas labai geras. A, ne? Nu, va. Antras patiekalas barbecue pork ir noodlesai. Sakė išsimaišyti. Blemba, aš toks biški toks pesimistas ant šitų dalykų. Nu, turime, jeigu ką, biški nudesinfekuoti. Ragaujam, įsidė. Sasiska pagepta. Rimtai? A. Sasiska su makaronais, bet kas čia blemba. Bijau, jums bet reikia. Mėsos suktinuką su daržovėm kažkokiam. Reikia raistę pamėsti.
Užskaitai? Skaitau. Oi, biški užkandom einam. Oi. Kam Prados Gucci? Tu čia taip įdomiai kvepia. Nesuprantu, kas čia jazminai kažkokie gal. Aš matau, tu šneki, bet nieko negirdžiu. Tu leti, bet nieko nejaučiu. Tu prašai, bet man jau nesvarbu. Nesvarbu. Tu šneki, bet nieko negirdžiu. Tu leti, bet nieko nejaučiu. Tu prašai, bet man jau... Chebrytė, pažiūrėkit, kokie kontrastai. Dangorėžiai stovi. O čia? Nu taip, va, gyvename. Didžiausiam Vietnamo mieste, kadaise buvusiam Saigone, dabar Hošiminė. Gaila, gaila. Atėjom biški čipsiukų atsigert, tai galim va. 1 euras yra 27 tūkstančiai, iš praeitos skardinė 12 tūkstančių, nu tai kiek čia? Net ne 5 centų. Kola taip pat, o čia jau euras. Milijoninės. Nu kainuoja, bet tai taip normaliai, sakyčiau. Red Bullis, naujo kažkoks nematytas. 16 tūkstančių. Vitaminų. Alus jau brangiau, už 3 jau beveik apie eurą mokėsite.